Kai kalbam apie natūralią ir ekologišką kosmetiką, dažniausiai akcentuojam, ko joje nėra. Tada žmonėm visiškai teisėtai kyla klausimas, tai kas joje yra. Gal jie nieko ir nedaro, tik tai dėl vaizdo pliusą užsidedam, kad pasitepam veidą kremu. Ir iš kur mes žinom, kad ji yra veiksminga. Tarkim, susitarėm, jinai nekenksminga, nedirgina, bet ką jinai mums duoda. Tai aš turiu 3 priežastis, kurias noriu paminėti ir jos iš visų. Pirma yra tradicija. Tai yra kosmetika yra senas žmonijos užsiėmimas. Mes nuo senovės Egipto laikų žinom, kad buvo naudojamas molis. Šiandien kosmetikoje irgi naudojamas molis. Čia nėra tiek svarbu mėlynas, žalias ar baltas, jie turi savo kiekvienas niuansų, bet molis iš principo, jeigu jis švarus, gerai paruoštas, jis turi teigiamą poveikį kosmetikai. Aliejus nuo visos senosios kultūros trynė kūnus aliejais, kvapiaisiais ir nekvapiaisiais. Pavyzdžiui, jeigu tai Afrika, tai bus sviestmedis arba arganas, jeigu tai Pietų Amerika, Centrinė Amerika bus simoncijos, simoncijų aliejus, jisai toks truputį tirštas. Taip pat kokosas, visiems labai gerai žinomas, visur, kur kokosas augo, kokosas buvo pati populiariausia kosmetikos priemonė ir beje šiandien tebėra universali kosmetikos priemonė. Rožės ekstraktas odai raminti, odai lyginti ir rožės kvapas yra kaip kosmetikos sinonimas. Arbatmedis ir medetkos kovoti su uždegimais ir prieš bakterijas, alavijas raminti ir kaip antioksidantų šaltinis šaltalankiai, ežiuolės ir daugybė kitų augalų, kurių poveikis yra tirtas šimtmečiais žmonių praktikos. Dar pridėkim visą kinų mediciną su jų žaliosios arbatos, ženšenio naudojimu. Netaip senai labai į kosmetiką įėjo jūros dumbliai kaip priemonė lyginti ir regeneruoti ir maitinti odą bei plaukus. Tai ingredientai yra natūralios kosmetikos pagrindinė sudedamoji dalis ir jos stiprybė ir jie remiasi tradicija. Galit sakyti, kad tos tradicijos nepatvirtina šiuolaikinės laboratorijos, bet taip nėra. Čia nuo pernai metų privaloma, jeigu gamintojas pagal direktyvas ES, jeigu gamintojas teigia, ką nors konkretaus apie kosmetikos priemonę. Pavyzdžiui, čia yra veido tonikas ir ant jo parašyta, kad jisai išlaiko drėgmę. Pasidrėkinus veidą, drėgmė odoje išsilaiko iki 8 valandų, tai yra patvirtinta tyrimais. Tai gamintojas negali kitaip rašyti, jis turi būti atlikęs tos tyrimus. Arba, kad mažina raukšlių, tai irgi tiek ir tiek tepantis, tiek ir tiek laiko ir ant šito kremo yra parašyta, kad sumažina tiek ir tiek raukšlių. Tai niekas čia nieko negali išgalvoti. Aišku, kai kurie gamintojai tai kreipia dėmesį, rašo tos teiginius, daro tos tyrimus, kiti nedaro, nes remiasi tradicija. Kaip pavyzdžiui, ir Kiodylik, jie nerašo, kad alavijas ramina, nes, kaip ir savaime suprantama, kad tas alavijas ramina. Ir trečioji priežastis arba įrodymas, sakyčiau, yra tiesiog rinka, nes natūrali ir ekologiška kosmetika yra daug brangesnė, nes kaip minėjau, ingredientai natūralūs yra brangesni negu jų sintetiniai pakaitalai, jų mažėja, žinom, rūšys nyksta, ingredientų gauti švarių ir ekologiškų darosi vis sunkiau, bet rinkoje išsilaiko ir rinka po truputį plečiasi, nepaisant to, kad sintetiniai analogai kuriami ne dienom, o valandom ir yra didžiulė pinigai į tas inovacijas mesti, vis dėlto natūrali kosmetika pritraukia daug daugiau žmonių, iš dalies dėl to, kad žmonės darosi alergiški, iš dalies dėl to, kad jiems tai yra ir įdomu, ir nauja, ir svarbiausia malonu, tai yra tarsi kitas pasaulis, kuris kvepia tikrais dalykais ir kuris
gali būti labai asmeniškas. Mes galim išsirinkti, jūs sakysit, tiek natūralios ir ekologiškos kosmetikos, tai kurią man pasirinkti. Tai ta, kuri jums maloni, kuri asocijuojasi su tais augalais ar mineralais, kurie jums patinka. Ir tada mes galim labai asmeniškai išsirinkti savo kosmetiką.